Jo, Tai tai ta tema, kur rytoj dirbsi. tikrai taip. Labai daug reikalų. Pakilt nuo realybės. Pakilt nuo realybės, tai oho, kaip įdomiai. Iš viršaus. Aha, geras. Ir labai įdomiai, vienoje pusėje žalia, o kitoje čia miškai ar dykuma? O kaip tau atrodo? Nu, aš tai pamačiau dykumą. Tai reiškia dykuma. Tai jūs čia dabar išsitrauk savo rydienos temai vieną kartą. O, labai atsakinga, gerai. Apie ką norėtum patyrinėti? Labai labai bijau. Nematau ką. O, Nu, iš tikrųjų apie ką tau šitą kartą? Kokią temą iškeltų? nežinau, aš vėl pirmą tos ragus pamačiau. Kam ragai? Kam reikalingi ragai? Apskritai gyvenime, kam reikalingi ragai? O kam reikalingi ragai? Karūna, ne? Ne. Nu, vis tiek man dabar ta pirma asociacija tai su, kai sako, ragus įstatė kažką. Tai bet apie tai galėsim ir pakalbėti. Gerai. Tema būtų aktuali. Tiesiog šiandien, va dabar čia sėdint ir mes naudojam pasakų kortas. Gerai. Va tokias visokias gražias spalvotas ir liūdnas, ir linksmas, ir išsigandusias, ir juokingas. Tai išsirink, kas tau būtų dabar aktualu. Gerai, šiandien, ar ne? Taip, šiandien čia ir dabar. Apie ką? Apie ką tau šitą kartą? Nu, gaila šito ančiuko bjauriai. O dėl ko gaila? Kažkoks paliktas jis jaučiasi. Kas jį paliko? Šiaip visi, man toks nėra, kad konkretaus asmens neateina. Taip ir jaučiuosi iš tikrųjų. Išsitraukite kortą, kas tau galėtų padėti pasijausti kitaip. Čia mes tokį pagreitintą variantą. Gerai. Kaip net spalviniai tokie pat. Kokį resursą čia matytum? Dabar pabandyk toj kortelės. Resursą. Būtent resursą.